dalykai išleidai prieš 2 metus. Ne, kaip pirmą kartą išgirdau Granatose, čia buvo tas kažkokius, jisai Granatose buvo pasirodęs, tai... Bet pats albumas, tai 2 metus. Jo, jisai Fish kanale pasirodė, Soft Cigarettes labai girdėtas vokalas buvo ir aš galvoju, blemba, kur jisai girdėtas. Ir liežuvis. Jo, ir liežuvis ir taip faina buvo. Reikėtų, kadangi jūs turite šitą aistrą pafilmuoti, reikėtų mikrofonus dar turėti, kad gerą audio turėtumėt, čia gerą medžiagą galėtų būti. Tai diktofoną pasiruošęs. Ai, tai liuks tada, liuks. Ar tu rašai Paulius Sugintas, ar rašai Šmėglas? Ačiū. Paulius Sugintas. Aš dėdamas savo parašą, galvoju, parašas iš esmės irgi yra toks, kur niekas neperskaito, kas čia parašyta. Abiem turėsiu klausimų, bet Okay. gal toks bendras klausimas, vis tiek, esate legendos, pripažinkit. Gerai, man esate legendos autoritetai hip-hopo, nežinau, senosios mokyklos scenoje ir aplamai. Ką jums reiškia pats festivalis Dinamitas ir ar jaučia tą skirtumą, kai pirmą kartą jame pasirodėt? Koks skirtumas dabar yra? Aš jame ne tik, kad pasirodau pirmą kartą rytoj, aš jame apskritai pirmą kartą gyvenime. Aš niekada gyvenime nebuvau Dinamite. Jis kažkaip prasilenkdavo su manim ir mano planais. Tai... O stebėdavo šitą festivalį kažkaip, nežinau, nuotolį? Ne, labai, ten, žinai, kažkokius YouTube'o nufilmuotus laivus pamatydavai, bet niekur nebuvo kokybiškai įrašyto audio, niekur nebuvo gerai nufilmuoto video, tu tiesiog tokį kažko paklausydavai, žinai, ir būdavo, čia, tipo, gera atmosfera, čia mažiau gera atmosfera, tai bet, skau, ne, aš pirmą kartą Dinamite, jo, smagu. Nežinau, netrukdysiu, o Despoti Femai asmeniškai nesu matęs YouTube, kad Mes irgi esam pirmą kartą Dinamite, tai visiškai pirmą kartą. Jo. Bet net keista, realiai seniausia laikoma repo grupė pirmą kartą pasirodo Dinamite, kuri ilgiausiai gyvoja ir skaitoma Despoti Femai. Ne, galbūt priežastis, dėl ko nebuvom pasirodę, tai kad ten, nežinau, kada buvo 2010 metais ir Rastoga. 8 metai pertrauką padarė. Tai mes buvom visi išvažiavę, aš buvau Londone, Liežuvis Vokietijoje, Berlyne ir tiesiog nebuvo mūsų Lietuvoje, bet ta prasme, kad atsirado iš naujo šitas festivalis. Šiaip visai fainai, kad tai kažkiek hip-hop kultūrą turėtų pakelti, bet ką aš pamačiau šiandien, tai kol kas nieko gero nežadam. Hip-hop kultūrai Lietuvoje. Okay? Supratau, norėjau klausti, kaip jūsų manymu, ar ta gyslelė dar tikroje rap, nežinau, hip-hopo, repo. Išbėgsti į aikštelę, Ne, jūsų nuomonė, ar gyvoja dar Lietuvoje ta kultūra, kurią jūs atnešėt? Ne, negyvoja. Gyvoja, žinai, kol mes gyvojam, tol jinai gyvoja, bet jaunesnės kartos ateinančios atsineša savo dalykus. Gatvės kultūra, kokią mes turėjom ją prieš 15 metų, šiaip, labai yra. Mes užaugom kitais laikais. Mes užaugom kitokiam pasaulyje. Kas vyksta dabar, iš tikrųjų, nes turbūt per senas, kad sėdėt ant suoliuko su kažkuo, tai... O nuėjais laikais tai buvo ne tik kasdienybė, tai buvo geriausiai įmanoma kasdienybė. Išeini, susitinki su Hebra, keli 2-litriniai bambaliai alaus, kažkas moka beatboxint ir... Į karotę? Ne. It's all good, man. Relax. Ir jo, tiesiog sėdėdavai, kažkas beatboxina, kažkas rapuoja ir tai būdavo toks kasdienybės praleidimo būdas. Supratau. Nežinau, gal toks keistas klausimas, bet kadangi Dinamitas grįžo, anksčiau vykdavo ir senosios mokyklos renginiai, ar įmanoma, ar iš vis įmanoma tikėti, kad tai kažkada galėtų be pasikartoti, ar kažkokie bendri caiperiai su senoje mokykla, nežinau, Jonava, Adė, Despoti Femai, nežinau, ar tuo pačiu Karūna niekada, žinau, nebuvo Mogiliovas, bet su kitais atlikėjais, ar įmanoma, kad tai grįžtų, ar tai kažkada pasikartotų toks renginys Lietuvoje, kaip pavyzdžiui dabar kartojasi Dinamitas? Kaip pasakyti, čia toks vienintelis vienišas festivalis faktiškai. Ar kažką tai su kažkuo tai pasibūti su senais gerais, tai
tai galima pasibūti ir šiaip, žinai. Man asmeniškai aš nesikė esu galvojęs, pavyzdžiui, darant kažkokį solinį koncertą, vat, kur tu pasikvieti kelis žmonės, kurie ateitų vat, ten vienam fytui ar ten 2 gabalam ar kažkam. Tas pats Freestarsai projektas labai gražu. Jo, ne visi freestylina, matai, tai dėl to mes ne visus. Projektas Lietuvoje, Freestars. Na kodėlgi ne, nu, žiauriai. Ne, aš visiškai nuoširdžiai sakau. Ir banginis, ir Peace opera, ir... Dabar tai yra įdomu. Fucking tai yra įdomu, tipo, freestylas. Aš manau, tai veža tą kultūrą, nu... Absoliučiai. Asmeniškai pats esu iš Klaipėdos ir turiu tokį, nežinau, klausimą. Pirmą kartą... Iš kurio rajono? Šalia Mogiliovo, Žardė. Žardininkai. Aš irgi iš Klaipėdos. Iš Žardės. Žardininkai. Žardė ten yra mažoji Turkija. Mažoji Turkija. Bet žodžiu, pirmą kartą mane mama nusivedus į Bigą parodė renginį. Kažkoks buvo festivalis ir parodė renginį. Ir kažkoks žmogus stovėjo ant scenos ir po to atgaminęs video supratau, kad tai buvote jūs. Ir kaip jūsų kūryba, nu, jau vis tiek kokią 10 ar 9 ar, nu, plius minus metų praėjo. Nuo tų laikų, kažkas. Kaip manot, kaip jūsų kūryba pasikeitė? Joje yra mažiau naivumo, joje yra mažiau tikėjimo, kad aš galiu pakeisti pasaulį kažkuo, ką aš sakau arba kuo aš tikiu. Pasaulis yra pasaulis, aš esu aš ir... Daugiau profesionalumo, geresni raimai, geresni... Hopefully. Žinok, energijos, pavyzdžiui, atžvilgių, anksčiau buvo didesnė ambicija. Anksčiau būdavo, tu išeini Klaipėdoj Bigė prekybos centre repuot. Arba tie patys studijų matydavau kiemelį, rengdavosi jūsų gitarą, ne su gitara, jūsų grupė turėjot Yama NV, kad jo, su gitara 2 žodžiai ir viskas, ir visa, nu, publika ploja. Buvo geri laikai, bet laikai keičiasi, tai dabar, žinai, su Freestarsais iš esmės kaip ir nešam tą pačią idėją, kur tu užlipi ant scenos, žinai, kad tavo pasirodymas truks valandą, tu nežinai nė žodžio, ką tu ten pasakysi. Ir iš tikrųjų labai gražu, kad ne tik renginių metu, bet ir nepriklausomybės minėjimo metu ar kitose, nu, jūs irgi pasirodot, jums yra kviečiama ir tas repas, nu, iš tos pusės, tas yra net savotiškai keista, kad, žinai, tiem patiem reperiam, pavyzdžiui, čia kiek susirinkę žmonių, jūs atpažinot, tipo, žinai, kad čia tu, aš tave iš senų laikų. Asmeniškai to gyvenu. Bet, žinai, iš šičių esančių žmonių kokie 70% atėjo net nežinotų. Bet meanwhile, pavyzdžiui, Vilnius 700 metų renginys, mes katedros aikštėje, kur ten 19 000 žmonių, mes išėjom su Sanė repuot, ten Dievarė prie pulto, ten taip toliau, ten kažkiek chorai dar kažką darė, kur vieninteliai, jeigu nesumeluosiu, atlikėjai, kurie ne tai, kad, sakykime, nežinojo, ką darys. Mes buvom vieninteliai atlikėjai, kurių mikrofai buvo įjungti. Nes visi kiti atvaro su fonuškim, nes viskas eina per teleką, per LRT, kad viskas būtų profesionaliai. O mes ateinam, nežinodami, ką mes sakysim, bet pasidarom dalykus. Ir sakau, čia tas toks, kur 10 žmonių, 100 žmonių geriausiu atveju žino ir supranta. Bet tu tuo pačiu tu turi kažkokį tą įprotį, kad, tai yra tai, ką tu darai. It's for the culture, baby, for the culture. Ačiū Jums. Ir tas pats, nežinau, apie Despoti Femus ir tas albumas toli gražu, visas tas projektas ir featai ir viskas. Anksčiau vien tik, tam pačiam albume įmanoma pamatyti ir to prieskonio naujos pačios muzikos. Ir tai yra, kaip čia, jeigu tai paklausiant, kad ar jūs einat kartu su mada, ar jumis tai pasitumėjo kažkas iš vidaus keisti tą stilių, ar irgi kartu tęsėt tą patį, įnešdami kažką naujo, ar kaip Okay, supratau. Vis tiek laikas eina, ne, tipo, ir žmogaus kažkoks skonis keičiasi. Anyway, tipo. Ir kai skonis keičiasi ir tavo kūryba keičiasi kažkokiu būdu. Kažkokiu būdu keičiasi ir tiesiog, tipo... Tu turi minį skonį klausytojo ar skonį jūsų kaip atlikėjų? Skonį mūsų kaip atlikėjų. Ir nieks nestovi vienoje vietoje, tipo. Viskas kažkiek keičiasi ir tiesiog ir mūsų muzika kažkiek keičiasi. Ir mes galbūt kažkada buvom labai
Kaip čia? Labai tokie boom bap raperiai. Mes galbūt išgirdom kažką, tipo, kas mus veža tipo, iš kitos pusės. Tipo, ir mums patinka tai. Ir mes galbūt darom tai, kas mums patinka iš kitos pusės. Gerbiamas Pauliau, turiu Jums klausimą vieną. Kada Freestars ir Despotin Fam turės bendrą featą, bendrą gabalą? Geras klausimas labai. Iš tikrųjų labai geras klausimas. Čia... Ačiū, ne veltui žurnalistiką Kaip mokė atsakyti pradžiai, kad, geras klausimas. Taip. Kad galėtum pagalvoti, bet galim tai padaryti bet kokiu metu. Aš tikiu, kad bręsta, tikiuosi, kad bręsta. Žinai, mes esam bičiuliai ir bendrą gabalą padaryti mes galim bet kada. Tuo pačiu pirmose betluose dalyvavo Liežuvis, žinau, Čia buvo senokai. Jo, ir vis tiek... Ir tam pačiam vieninteliam, netiksliai dabar pavadinimo neprisimenu, bet tam repo filme, kur iš visų interviu ėmė nuo iki dangaus, nuo žemės iki dangaus, jo. Jo, turbūt, kad Erika darė. Jo, ir vis tiek girdėjosi fragmentų jūsų laisvos kūrybos freestylo. Ar, nenutolant nuo roko klausimo, gal įmanoma rytoj kartu su freestarsais ar atskirai scenose freestylo? Freestylo be šansų, suprantai. Pats geriausias klausimas buvo šį vakarą. Freestylą, kad varyt, turi mokytis. Tai nėra, pilnai suprantu. Tai nėra taip, kad tu paimi ir varai. Aš visiškai respektinu Jamą, nes tai yra žiaurus darbas, tai yra darbas tipo, su savo žodžiais, su savo... Tai yra kasdieninis darbas, kurį turi... Absoliučiai. Tu turi įdėti darbo į tai. Aš neturiu tam laiko. Aš galiu pasakyti, aš nesu freestyle raperis, visiškai negaliu to daryti. Geriau to nedaryti, negu tai daryti labai blogai. Paaiškink tai 90% Lietuvos freestylerių, bet aš visiškai sutinku. Ne. Beje, žinok, kol tu buvai Malyje, mūsų open mic'uose buvo bent jau porą pastarųjų vakarų freestyle open mic, kur atėjo būtent jaunos kartos, tokio pat amžiaus kaip šito penktadienio Dinamito visi treperiai, kurie eina į sceną. Atėjo žmonių ir kur paskutinis renginys buvo toks, kur aš jį užbaigiau tiesiog apakęs, matydamas ir suvokdamas, kad blemba yra. Auga žmonės, kurie ne tai, kad aš neperskaičiau ne vienos knygos gyvenime, bet kažkodėl sugalvojau, kad man reikia repuot pradėti, bet tie žmonės, kurie tikrai turi kalbos pojūtį, turi charizmą kažkokią, turi ką pasakyti, turi asmeninių patirčių. Žinau, kai kitas open mic'as bus, tu būtinai turėsi turėti. Sudėdimų dalių, kad tu negali vienas svarbesnių. Taip. Freestyle raperis, būti tiesiog neturėdamas charizmos. Gerai. Aš labai dėkoju už šitą pokalbį. Nežinau, juokinga, nejuokinga, bet šitas pokalbis liks man ilgai galvoj. Ir su visą deramą pagarbą aš labai atsiprašau, kad jūsų net pažinau. Iš tikrųjų, nieko tokio. Seksiu visą laiką jums. Ačiū jums. Ačiū tau. Vienas turbūt smagiausias repo interviu davęs gyvenime. Kodėl niekas mūsų su šmėkla dar niekur prieš tai nepakvietė. Ir operatoriai ačiū ir žiūrovam ačiū. Cheers people. Stay sane, love hip hop.